taikintojas, palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Mato 5 skyrius, 9 eilutė. Ką Jėzus padarė šioje žemėje? Jis taikino žmogų su Dievu. Jis nugrovė mus skiriančią nuodėmės ir kaltės sieną. Jis išlaisvina žmonės iš tamsos ir išvedė į šviesą. Jis buvo taikintojas. Jėzus, Dievo sūnus, nugrovė sieną tarp žmonių. Jis pašaukė juos visus kartu, žydus ir pagonės, graikus ir romiečius, amerikiečius ir kinus, vyrus ir moteris, darbdavius ir darbienes, kareivius, muitininkus, tarnautojus, paprasčiausiai visus žmonės į vieną kaimenę. To dar niekada nebuvo ir niekada nebus. Štai sėdi kareiviai ir tie, kurie vengia karinės tarnybos, kartu ir šnekučiuojasi nuoširdžiai ir draugiškai. Žmonos susitaiko su savo vyrais ir vyrai vėl prisiima atsakomybę už šeimą. Jėzus kūrė taiką nuostabiai. Vaikai pradėjo vėl mylėti savo tėvus. Tėvai negalvoja vien tik apie save, bet mato savo atsakomybę už vaikus, kurie yra tokia revoliucija tik pas Jėzų. Kas nori būti tikru Dievo sūnumi ar dukra, turi kurti taiką. Taiką tarp Dievo ir žmogaus, taiką tarp žmonių ir laiko, taiką su pačiu savimi. Mums ne visada reikia nusileisti ar leistis į neteisingus kompromisus. Būti taikdariu tai labai aktyvus ir stiprus vaidmuo. Pataikūnai ir liepūs, drovūs retai yra tam pašaukti. Čia reikia stiprių asmenybių, Jėzus suformuotų. Aš galvoju apie Abraomą ir Izaoką. Dažnai tarp piemenių kildavo ginčų dėl ganyklų ir dėl šulinių, tačiau jie neleido, kad ginčas labai įsiplėkstų. Jie klausdavo kitų, jei tu nori eiti į dešinę, aš eisiu į kairę. Jei tu nori eiti į kairę, tai aš eisiu į dešinę. Dievas aprūpins mane ir mano kaimenes. Arba jie sakydavo, jei tu nori ginčytis dėl šio šulinio, tai aš eisiu truputėlį toliau ir išsikasiu naują šilinį. Dievas vis tiek kažkada man suteiks ramybę. Taikintojas, Dievo sūnus ar dukra, tai garbingi titulai, kurios ne taip lengva įsigyti. Reikia paaukoti savo nuosavą gyvenimą, savo storai ribui aš ir gyventi Dievo gyvenimą. O maldoje užstoti priešininką, į jį žvelgti Dievo akimis. Taikdariai, tai aktyvus žmonės maldoje ir pokalbėje. O kogi reikia mūsų šaliai, labiau nei jų. Ačiū Jėzau, tu padarai man taiką, taiką su Dievu, taiką su pačiu savimi ir taiką su mano artimu. Kaip gerai, kad tu esi toks geras pavyzdys ir tokius gerus nurodymus pateiki Biblijoje. Taip, aš noriu eiti tavo keliais ir būti taikdariu. Amen.